Vėl eilinė diena. Rodos nieko keisto. Atprausk mane, mažulė. Mes važiuosim. Oi, ne, mes nevažiuosim. Mes bėgiosim. Mes bėgiosime. La. Labas rytas visiems. Jeigu žiūrėsit vakarą, labas vakaras, o jeigu žiūrėsit tie, kurie nežiūrėsit, tai vis tiek labas visiems tada. Keliamės mes ir eisim ryto malonumai. Jeigu nori būti geresnis už Rolandą, tai reikia sveikai ir maitintis. Šie pagaliukai šparagai, nežinau, kaip jie vadinasi, sviestas, virtas kiaušinis, dešra, duona ir 2 dar neapdoroti kiaušiniai, pusryčių meniu, B kompleksas, tianinas ir žuvies taukai. Ar sveikai gerai valgau, ar trūksta kažko į mano racioną pusryčių? Papasakokit, kokie jūsų pusrytukai ir ką reiktų suvalgyti, kad tikrai būtų labai pravartu ir produktyvu kūnui. Tarp kitko, šiandien bus tokia diena, kai man skambins iš biržos, tai skambutis pačiam išdulkių meistrui. Tai žiūrėsim, ką papasakos, manau, įrašysiu pokalbį ir galėsime paklausyti, ką pasakoja darbo birža ir kokių mums variantų pasiūlys kaip kūrėjai menininkui. Nu, laukit, už sekundės. Taip, išsilavinimas, jūs jūreivis esat? Taip. Jūreivis. Tokį darbą ir dirbat? Ne, vairuotojai dirbau. Ne, vairuotojai. Ar CV norėsit, kad būtų skelbiama užimtumo tarnybos puslapyje? Ne. Ne. Gerai, tada nuimsiu varnelę. Dabar kokio darbo ieškosim? Užrašykit motociklininko vairuotojas. Motociklo O vairuotojas. kas čia per darbas? Nu tai kokį siūlo toks ir darbas? Ta prasme, nėra tokio darbo motociklo vairuotojas. Ar jūs kaip kurjeris, ar vairuotojas ekspeditorius, ar lengvojo automobilio vairuotojo darbą ieškot? Bet tai buvo pasirinkimas motociklo vairuotojas? O ką jūs dirbsit su to motociklu vairuodamas? Kokį darbą dirbsit? Aš nežinau, bet buvo toks pasirinkimas. Tai kokį jūs darbą dirbsit, aš jūsų klausiu. Tai aš nežinau, bet ar aš suklydau, ar čia kaip, nes buvo toks pasirinkimas. Yra išvežiotojas motociklu, tai ką jūs išvežiosit? Yra kurjerius dirbsit? išvežiotojas motociklu yra. Tai jūs kaip kurjeris dirbsit? Tai tada nežinau, gal šitą variantą. Tai kaip kurjeris dirbsit, klausiu? Taip. Kiek tokia darbo patirties turit? Nežinau, neturiu tokios patirties. Tai kodėl nusprendėt tokį darbą dirbti? Nes man atrodo, kad čia yra mano darbas, kurį aš galiu dirbti. Šiaip siūlom darbą pagal darbinę patirtį arba pagal išsilavinimą. Tai tuoj pažiūrėsim, ką jūs prieš tai dirbęs esat. O jūs būtinai turit pasiūlyti darbą? Taip, būtinai turim. Matau, kad esat sunkiasvorių sunkvežimių vairuotojas esat. O jūs galit pasiūlyti, tai jūs galit siūlyti, bet aš galiu atsisakyti tą darbą. 2 kartus atsisako tinkamo darbo pasiūlymo, už pažeidimą būsit išregistruotas iš užimtumo tarnybos. O kodėl jūs taip nusprendžiat, kad aš atsisakau ir jūs galite mane išbraukti? Pagal įstatymą, aš aiškinu tvarką. Tai dabar nusistatykim, ieškot vairuotojo darbo. Deja, ne. Kokio tada darbo ieškosim? Motociklo vairuotojas.
kurjeriu dirbsit? Tai ne kurjerių, pas jūs parašyta ir motociklo vairuotojas, kai užsiregistruoji, gali pasirinkti kokį nori darbą. Motociklo vairuotojas. Galite pasirinkti darbą pagal išsilavinimą arba pagal darbinę patirtį. Išsilavinimas A kategoriją turiu, galiu motociklą vairuoti, reiškia, jūs galite užrašyti, kad aš esu motociklo vairuotojas. Motociklo vairuotojas. Tai tada aš pasižymiu, kad jūs dirbsit su motociklu kaip kurjeris, išvežiotojas. O kodėl jūs pasižymėt kaip kurjeris? Aš nenoriu kad jūs pasižymėtumėt kaip kurjeris. Tai kokį jūs darbą dirbsit su motociklu? Prašau man paaiškinti. Nežinau, koks atsiras darbas tokį ir dirbsiu, bet kurjerių aš su motociklu nenoriu dirbti. Tai kuom jūs dirbsit su tuo motociklu? Ką jūs vežiosit? Tai aš nežinau, kokie yra darbai, aš ieškosiu, kokie yra darbai. Nėra tokio darbo pasiūlymo. Nėra tokio darbo, tai aš už tai ir klausiu. Nėra. Tokių darbų pasiūlymo nėra. Tai šiai dienai nėra, gal rytoj jau bus. Nu, aš kiek dirbu, nėra tokio darbo pasiūlymo buvę ne kartą. Tai ką dabar man daryti? Tai reikia nusistatyti logišką darbą, kur būtų darbo pasiūlymų. Tai kaip ir minėjau, galim pagal išsilavinimą arba pagal darbinę patirtį, ką dirbęs esat. Tai būtų vairuotojas. Tai gal tada pagal išsilavinimą. Išsilavinimą. Jūriniai dokumentai galiojantis? Ne. Tai tada negalim siūlyti tokio darbo ir negalim vesti, kol nesat susitvarkęs jūrinių dokumentų. Tai tada kaip man darbą susirasti iš vis? Tvarkytis jūrinius dokumentus, tada galėsim siūlyti darbą jūreiviam. Kol nėra sutvarkyti jūriniai dokumentai, tol tokio darbo pasiūlymo jums teikti negalim, nes jūsų nieks nepriims, neįdarbins, kadangi jūriniai dokumentai yra negaliuojantis. Tai belieka tik tai vairuotojo darbo. Tai aš vairuotojo darbo fiziškai. Arba bet koks nekvalifikuotas darbas. Ne, tai aš noriu tada palei išsilavinimą, aš nenoriu vairuotojų dirbti. Tai tada turit susitvarkyti jūrinius dokumentus. Kol jūriniai dokumentai yra negaliuojantis, negalim vesti tokio pasiūlymo. Nu, negerai, tai tada veskit, nežinau, ką tada daryti, aš neįsivaizduoju. Tai vairuotojo darbo nenorit? Ne. Netinka, ar ne? Tai lieka bet kokie kiti nekvalifikuoti darbai. Kas tada tiktų? Nu, aš irgi nenoriu nekvalifikuoto darbo. Kaip sakot? Nenoriu nekvalifikuoto darbo. Tai tada tik tai vairuotojas atlieka. Nieko kito daugiau pasiūlyti negaliu. Nes pagal išsilavinimą kvalifikuoto darbo teikti negaliu dabar, kadangi jūriniai dokumentai yra negaliuojantis. Tai belieka tik pagal darbinę patirtį, tai kad dirbęs esate. Tai o tai negaliu susitvarkyti aš tų dokumentų? Tai galit, per kiek laiko susitvarkyti, tada turim terminą nusistatyti. Tai nežinau, reikia užsiregistruoti, reikia pasiskambinti, reikia išsiaiškinti, kada yra kursai. Kada jie vyksta, nes jie ten, nežinau, vyksta kažkada vieną kartą mėnesį. Tai gerai, tada žymiu, kad norite darbo jūreivio ir tvarkysite jūrinės dokumentus. Taip. Kol susitvarkysit jūrinius dokumentus, kokį darbo pasiūlymą vedam, kas jums tiktų? Nu, nežinau, tai tada dėkit su motociklu kurjeris. Gerai. O kaip dėl, pavyzdžiui, mokslų? Visi kursai yra sustabdyti šiai dienai, nėra finansavimo. O kokie kursai jūs domina? Nu, aš kodus buvau išsirašęs. Aukšta pridėtinė vertė, ta prasme? Taip. Tai sustabdyta šiai dienai yra, nes nesam gavę finansavimo. Viskas eina pakolpas šiai dienai gynybai, tai lėšų nesam gavę. Tai klausome jūs socialinių išmokų specialistė, labą dieną. Labą dieną, aš nežinau, man sakė, kad sujungtumėt socialinį darbuotojų. Kokiu klausimu? Šiaip esam viena yra su paslaugom dirbanti, viena su išmokom. Klausimas dėl išmokų, ar jūs galit kažkom padėti žmogui, kuris neturi pajamų, bet tiesiog iš darbo biržos atsiuntė mane čia į socialinį paramos skyrių tam, kad gaučiau kažkokią, tai nežinau,
išmoką, nes realiai turiu 28 mėnesius surinkęs darbingumo ir dabar esu išėjęs iš darbo ir man gali paskirti nedarbingumo išmoką tik lapkričio mėnesį. Nedarbo draudimo išmoka. Taip. Jau užimtumo tarnyboje jūs registruotas esat. Taip. Taip, šeimos statusas jūsų. Išsiskyręs. Kaip vienas gyvenantis asmuo, taip? Taip. Nedirbat. Pirmą kartą besikreipiančio, tai yra vertinamas turtas. Dabar yra naujovė nuo balandžio 1. Bus traukiamas, žiūrimas, vertinamas jūsų turtas. Reikės taip pat pateikti išrašus iš banko. Taip, dabar dėl kokios mes čia išmokos kalbame? Socialinės išmokos. Ką čia piniginė išmoka ar kokia? Piniginė. Kokia tai suma? Socialinė, dabar truputį yra padidėjusi, yra 221 euras. 221 euras. Į mėnesį. Į mėnesį. Supratau. Tai čia to socialinės paramos skyrius. 221 euras. Ką galima nupirkti net ant nuomos neįmanoma gauti? Suprantu, visas turtas jūsų, žinokit, įspėju, tikrai tikrinamas. Ne aš tikrinsiu, bet... O tai ką reiškia visas turtas? Tai jeigu aš turiu... Visas turit namą, turit vertinimai didžiuliai, yra gal... Tai gerai, turiu namą, vertė ten 150 000. Jums paskaičiuos paramos poskyris ir bus aiškiai parašyta, ar jūs viršijot ar neviršijot turimą turtą. Jie traukia visus tos duomenys apie turtą. Seniai tik priemam... Bet čia vėl kokia nesąmonė. Tai dabar aš turiu turtą, man reikia mokėti už vandenį, už šildymą, už viską, už elektrą ir aš neturiu darbo, tai dabar aš net negaunu socialinis realiai. Ne, jūs gaunat, jūs turit pateikti prašymą, aš jūsų ir klausiu. Aš nežinau, gal jūs neturit savo vardų to vadinamo, visas nekilnojamas turtas yra vertinamas nuo 23 metų. Tai kokia suma yra riba, kada jau nebegalima gauti? Aš jums nepasakysiu, aš nežinau, ką jūs turit. Tai aš jums sakau, 150 000 vertės namas. Gargždai prieina prie šitų duomenų. Kai jau sutvarkom jūsų prašymą, bylą išvežam į Gargždus, tada Gargždai trauks... Bet tikriausiai su greitąja vežat, ar ne, kad greituoju būdu. Ne, visai patys vežamo, kaip Oi, ta Lietuvos biurokratija, čia smagus reikalas. Ačiū Jums, kad padėjot, aš norėjau įsiaiškinti. Aš siūlyčiau, jūs teikėt, drąsiai, gal niekas nieko, jūs ten, sakau... Tus 220 eurų turbūt bonkas rinktum čia per mėnesį, šitą pašalpą, tai... Bet vis tiek kažkas negu nieko, ne? Taip, žinoma. Ar jūs įsivaizduojat, kokie įstatymukai yra? Dabar dar reikia, kur man reikia pasikreipti? Jie vertins, kokį turtą turiu. Tai kad aš jį turiu, tai nereiškia, kad aš ten po gabaliuką atiduodu visiems ir kažkiek tai pinigų gaunu. Čia ne kaip auksą pasidėjęs, kad aš turėčiau kilogramą aukso, tai taip, aš tada suprantu, čia yra tiesiog, tu iš jo gali gyventi, kaip aš iš namo galiu gyventi. Kaip aš iš jo galiu gyventi? Kaip? Vandenį galiu kažkam pripilti, bet man reikės vis tiek sumokėti už tą vandenį. Kosmosas. Kas dar esat susidūrę su kokia nors nesąmonė gyvenime? Ta prasme, čia Lietuvos nesąmonių muziejus. Noriu pasiklausti, kodėl aš turiu... Konsultantė Viktorija, klausau jūsų. Sveiki. Norėčiau pasiklausti, ar nedarbo išmoka bus man skiriama ar ne? Taip, tai dabar bedarbio statusas jums yra suteiktas nuo gegužės 19 dienos, bet išmoką jums mes skirsime tik nuo šių metų lapkričio 18 dienos. Taip, o galit paaiškinti, kodėl?
Jūs kreipėtės dėl nedarbo išmokos 24 metais. Jums buvo mokama. Tai pradėtas mokėjimas nuo balandžio 10 ir iki lapkričio 17. Tai ta lapkričio 17. Taip jūs, 18 tai yra, taip jūs įsidarbinot greičiausiai, taip 24 metais lapkričio 18 nutraukė jums bedarbio statusą ir išmoka buvo nutraukta. Ir dabar jūs iš naujo registravotės tik dabar. Taip? Gegužės mėnesį. Tai reiškia, kad praėjo daugiau negu pusę metų nuo nutraukimo. Taip. Ir tai reiškia, kad į išmoką jūs teisę turite tik po metų, o jūsų metai ir bus lapkričio 18 šių metų. Esmė tame, kad, pavyzdžiui, kai jums paskiria išmoką, pavyzdžiui, 9 mėnesiam, jūs ją gaunate ir po to įsidarbinat. Pavyzdžiui, 3 mėnesius jums išmokėjo ir po to jūs įsidarbinat. Ir jeigu jūs po nutraukimo negrįžtate per 6 mėnesius, jūs galite grįžti per 6 mėnesius į užimtumo tarnybą ir jums vėl pradės tęsti mokėti tą jūsų nedarbo išmoką, kurios jūs neišmokėjo iki galo, suprantat? Taip, suprantu. Jeigu jūs grįžtate per pusę metų. Taip. Jeigu jūs grįžtate vėliau negu... Kaip dabar, aš vėliau grįžtu. Kaip dabar, taip, kaip dabar. Tai dabar jums bus išmoka, jūs turėsite teisę tik po metų nuo nutraukimo, o jūsų paskutinis nutraukimas buvo 24 lapkričio 18, taip? Tai metai ir bus lapkričio 18 jums, kada jums vėl naujai priims sprendimą dėl nedarbo išmokos, jeigu, aišku, jūs išbūsite iki to laiko, taip, užimtumo tarnyboje. Tai gali būti skiriama tik nuo lapkričio mėnesio. Ar jums netrodo, kad čia yra visiška nesąmonė? Toks yra numatytas įstatymas. Aš tiesiog jūsų asmeniškai taip gal klausiu. Asmeniškas toks klausimas, ar jums netrodo, kad čia nesąmonė? Ne, man taip netrodo, nes matot, kad nebūtų piktnaudžiaujama, suprantat? Nes, yra apribuotos tos, kaip pasakyti, ir taip jau tą išmoką jūs galite, žiūrėkite, pradėkime nuo to, kad viskas priklauso nuo to, kaip jums yra bedarbio statusą, pavyzdžiui, jį galima taigi ir sustabdyti arba nutraukti. Tai čia vėl yra tokie niuansai. Ne, tai viskas yra tvarkoj. Žiūrėkit, aš pertrauksiu, aš viską suprantu, jums taip netrodo. Aš suprantu dėl piktnaudžiavimo, bet dabar įsivaizduokite, sakykime, žmogus, tarkim, aš nepiknaudžiaujantis, tai kaip man reikia gyventi, kai aš turiu 28 mėnesius darbo stažo per 30 mėnesių surinkęs ir gausiu išmoką tik lapkričio mėnesį, o dabar yra birželis. Taip. Tai čia, ar čia yra nesąmonės, kaip jūs norit pasakyti? Čia nėra nesąmonės. Tai kaip žmogui reikia gyventi? Jums jau praeitis. Jūs Sodras siūlo kreiptis į socialinę paramos skyrių. Ten gali gauti 309 eurus. Čia jūs galit kažką už 309 eurus, nes, realiai aš tai ne. Ir dar yra vertinimas turto, dabar naujas įstatymas turto vertinimas. Jeigu kažkokią sumą turi turto, tai tą turto nereikia išlaikyti. Nesvarbu, kad tu jį turi, jo nereikia išlaikyti, teisingai. Aš dabar be pinigų to turtą turiu išlaikyti ir, jeigu dar didesnė suma, tai aš realiai net negaunu tų 309 eurų. Tai kokioje aš padėtyje esu? Kaip žmogus? Aš suprantu, bet mes nepakeisim dabar to, kad... Aš suprantu, bet jūs sakot, kad tai yra logiška, tai yra nesąmonė pagal jūs. Aš manau, kad tai nėra nesąmonė, nes suprantat, taip, jūs galbūt esat žmogus, kuris, tikrai nepagalvoja, nepažiūrėjo, kad taip gali būti, kad tiesiog jūs tokioje situacijoje padėti. Bet būna ir kitokių žmonių, suprantat, mes turim
tas įstatymas yra išėjęs visiems. Tai tiesiog jisai yra apribotas. Taip, yra tų dalykų, kad tu negali pastoviai gauti nedarbo išmokos, suprantat? O tai kam tada yra renkamas kam tada rinkti tą 30 mėnesių darbo stažą, jeigu jį nėra atsižvelgiama? Kodėl nėra atsižvelgiama? Tai dabar aš esu pradirbęs, aš turiu 28 mėnesius pradirbęs, tai aš pilnai esu į teisę gauti nedarbo išmoką, bet aš jos negaunu. Nes yra naujas įstatymas, intervalai sudėlioti ir dėl piknaudžiavimo. Jūs gavote nedarbo išmoką 24 metais, jūs praeitais metais gavote nedarbo išmoką savo, vėliau jūs įsidarbinote ir tiesiog jūs dirbote, jūs turėjote galimybę grįžti per tą pusę metų ir gauti toliau savo nedarbo išmoką iki galo tos 9 mėnesius. Jums būtų išmokėję iki galo jūsų nedarbo išmoką ir jūs galėtumėte ją pretenduoti vėl tik po metų. Jūs negalite kiekvienais metais kreiptis dėl nedarbo išmokos, suprantat? Šitą supratau. Taip, tai tiesiog taip atsitiko, kad jūs tiesiog buvote ilgiau, taip, jums tas darbas greičiausiai patiko, taip, jūs ten dirbote daugiau negu pusę metų ir jūs dabar tik grįžote į užimtumo tarnybą. Tai suprantat, jūs jau gavote šitą išmoką iki lapkričio mėnesio praeitų metų. Bet išmoka... Ir jūs dabar kalbat, kad jūs turite susirinkęs 28 mėnesių savo stažą. Bet išmoka, tie mėnesiai, kurios gavau iš nedarbo išmokos praeitais metais, ar jie skaičiuojasi darbo stažą? Į darbo tos mėnesius, kur 30 mėnesių reikia surinkti. Tarkim, kiek ten? 18 reikia būti pradirbus per 30 mėnesių. Taip skaičiuojasi. Čia irgi tas pliusas yra, kad pavyzdžiui dabar, tarkim, jeigu jūs iki lapkričio, nežinau, galbūt jūs dabar vesite darbo, taip, ir padirsite kažkiek laiko ir po to jūs, tarkim, vėl į užimtumo tarnybą užsiregistruotumėte, jums naujai priimtų sprendimą ir žiūrėtų. Pavyzdžiui, tą visą laiką, kada jūs gaudavote nedarbo išmoką, stažas ėjo jums į nedarbo išmokai gauti. Tai tas stažas viskas gerai, jūs jį turite. Ir dabar aš netgi galiu pasižiūrėti, ar jisai greičiausiai, kad yra. Taip, 28 mėnesį, taip, tai jau jūs informavo. Tai tas stažas, jisai niekur nedingsta, jisai yra tik tiek, kad kaip jums apskaičiuos, jau jums visai kitaip apskaičiuos išmoką. Turėkite omeny, kad tarkim, kai jums naujai skaičiuos, tai tos 30 mėnesių atgal jums, į kuriuos greičiausiai paklius jūsų nedarbo išmoka, taip, kurią jūs gavote, tai šiek tiek mažins jūsų vidurkį greičiausiai. Tai ta išmoka jinai gali būti dabar mažesnė, tarkim, paskirta. Tai visada skirtingai yra atsižvelgiama. Bet per tuos 30 mėnesių, kiek reikia būti pradirbus mėnesių, kad iš vis gauti nedarbo išmoką? 12 mėnesių. Taip, 12 mėnesių. Ar nebūtų paprasčiau tiesiog neskaičiuoti tų mėnesių, kuriuos gauni nedarbo išmoką, o tiesiog tos mėnesius, kur dirbi normalų darbą? Tai tada ir sutrumpėtų visi tie mėnesiai ir tiesiog tada gautų žmogus tas, kuris nusipelnė gauti. Geras pasiūlymas. Bet dabar yra tokia sistema, kad realiai tu negauni, nors tu turėtum gauti, bet tu turėjai žinoti, nors nežinojai, tai ir esi tokiose spąstuose. Taip, čia toks niuansas, kad tiesiog taip, jeigu žmogus nežino apie tos 6 mėnesius, suprantat, arba nežino, kaip yra po nutraukimo, tarkim, taip, kad po metų tik vėliau gali gauti, arba jeigu, pavyzdžiui, išmoka jums visą išmoką, 9 mėnesius jūs jau gavote, tai vėlgi tik po metų nuo pilno apmokėjimo, pavyzdžiui, taip, kai baigėsi visa išmoka jums išmokėję, vėl tik po metų jūs galite gauti. Na, čia toks yra niuansas, kur reikia labai žiūrėti. Tai kai pirmą kartą kreipiasi žmogus, tai ten viskas aišku yra. Nei karto nėra gavęs nedarbo išmokos, jisai kreipiasi, ten viskas yra paprastai. Bedarbio gauna statusą, mes žiūrime, ar turi stažą, jeigu turi, paskiriam ir viskas. O dabar sakykit, dėl PSD, ar man reikės mokėti ar ne? Dėl PSD, dėl draustumo, būtent čia mūsų įmokų skyrius konsultuoja.
Tai po mūsų pokalbio aš galiu jūs perjungti su jais. Gerai, perjunkit tada. Aš jau padėkosiu Jums už informaciją. Ačiū Jums tuomet už pokalbį, gražios dienos ir perjungiu su įmokų skyriumi. Ačiū. Iki. Prašau. Taigi, konsultantė Evelina, klausau Jūsų. Sveiki, norėjau pasiteirauti, ar aš gausiu PSD, ar nereikės mokėti prie sveikatos draudimo mokesčių. O kokia Jūsų situacija, prašau, patikslinkite šiek tiek. Aš esu užsiregistravęs užimtumo tarnyboje ir šiuo metu bedarbis. Jums bedarbio statusas ar yra patvirtintas? Taip. Jeigu yra tokiu atveju mokėti savarankiškai prievolės, jūs neturėsite įmokų, jeigu jokios savarankiškos veiklos nevykdysite. Tai kol aš stoju užimtumo tarnyboje, tol man nereikės mokėti sveikatos draudimo. Na taip, kol bus bedarbio statusas jums patvirtintas, tokiu atveju taip. Gerai, tvarkoju, ačiū Jums. Ačiū, Demetas, skambutį, gražios Jums dienos. Viso ir Jums. Iki. Nu tai ką išsiaiškinom? Nu jie negali mokėti, aišku, visada. Negali mokėti, bet aš tokioj situacijoj esu. Ir realiai, nu ką? Gerai, kad dar sveikatos draudimo nereikia mokėti po 72,45 €. Čia būtų, kaip sakant, toks bonusiukas. Nu jo, jie negali pastoviai mokėti. Bet kam tada tas stažas, kam jisai reikalingas, nu realiai. 28 mėnesius, sako, turi. Nu jeigu ir moka nedarbo išmoką, ar moka, ar nemoka, tu vis tiek stažą renki. Tik tai paskui jau paskaičiuos vidurkį ir tau išmoka, aišku, sumažės, nes jau bus nedarbo išmoka prisiskaičiavus. Ir galiausiai tu per 30 mėnesių turi būti pradirbęs 12 mėnesių. Nu, nežinau. Žodžiu, bet aš esu tokioj situacijai, kad man reikia socialinių paramų skyrių pasikreipti. Aš jau pasikreipiau ir ten irgi yra paaiškinta. Tik neaišku, koks turto vertinimas, kiek turto tu gali turėti. Nu, žodžiu, jeigu įdomu, dar galėsiu tęsinį kokį įmesti, pažiūrėsiu, kom čia baigsis. Bet manau, kad ne vienas esat susidūrę su tokiu dalyku, tai ar čia normalu? Nežinau, man tai atrodo visiškai ne. Visiškai nenormalu. Nesu susidūręs su tokiu dalyku, išeini iš darbo, negauni nedarbo išmokos. Nu, tai nesvarbu to, ar tau liga, ar tau kažkas, ar tu ką. Tiesiog tu negauni ir tu turi gyventi iš ko. Nu, tiesiog gatvėje ir viskas, ir butelius renki. Daug kas sakys, eik dirbti, ar ne? Nu, jeigu tu negali dirbti, tau dabar kažkokia operacija. Ar dar kažkas. Su akim prastai. Dirbk iš namų su kompu, sugalvok ką nors. Nu taip, tai žmonės nėra tokie nubukę, tai sugalvoja kažką. Bet ar ne tam ir yra ta nedarbo išmoka, kad žmogus galėtų turėti tą finansinę pagalbę ir normaliai, saugiai susitvarkyti savo dalykus, kuriuos turi susitvarkyti, susirasti darbą ir išeiti dirbti. Bet dabar jisai turi bandyti ieškoti, kaip pragyventus mėnesius, iki kol jisai, sakykime, gaus darbą ar kažkas tenais atsigaus jo gyvenime. Nu, žodžiu, man tai čia kosmos. Per Atlantą kai vėjas, kai Darius ir Girėnas, sugrįžau į savus namus. Bateliai lakuoti, kostiumas dailus, amerikonas grįžo sūnus ir visi kartu. Per Atlantą kai vėjas, kai Darius ir Girėnas. Hey,
tolimo trabon. Hei, Laimingas po gluosnių prie labas vakaras. kaime number one. Nes mano Batai lakuoti, kostiumas dailus. rūksta cigaras nepigus. Be jokių complication, visa lietuvių nation. Parduokit karves, varot su manimi emigration. Per Atlantą kai vėjas, Darius ir Girėnas, parskridau pas jūs. Tapinam per ekraną. kostiumas švarus, Amerikonas grįžo sūnus. Gal ne pačius geriausius darbus ten dirbu ir Hollywoodas dar toli. Bet vieną dieną, kai padangus grįšiu, aš į Prezidentus, jeigu būsit su manim. mano batai lakuoti, kostiumas švarus, rūksta cigaras nepigus. Be jokių complication, visa lietuvių nation. Parduokit karves, varot su manimi emigration. Per Atlantą lyg vėjas, Lyg Darius ir Girėnas. mama į mažus namus. Labas vakaras. Kostiumas švarus, Amerikonas grįžo sūnus. Kur jūsų rankos? Mes grįžtam iš Amerikos. Labas vakaras, Skorpionė, labas vakaras, Kamilė. Mama, žiūrėk, tavo vaikas grįžo iš Toli, toli, mažanai. stoviu laimingas. Kažkas skambina. Prie kryžiaus. Baigius. Aš tau, Neskambinkit per dainą. nes mano batai Tai lakuoti, kostiumas švarus, rūksta cigaras nepigus. be jokių complication, visa lietuvių nation. Parduokit karves, varot su manimi emigration. Per Atlantą kai vėjas, Darius ir Girėnas, pas mamą į mažus namus. Bateliai lakuoti, kostiumas švarus, Amerikonas grįžo sūnus. Bateliai lakuoti. kostiumas švarus, Amerikonas grįžo sūnus. Labas vakaras, gerbėmieji, Amerikonas grįžo sūnus ir tai yra Edvardas Šmukšta ir čia mes turime ne kas kitą, o radio stotį Kušma. Su jumis TikTok radio stotis Kušma. 100 metų be šių metų ir mes vėl esame eteryje. Ačiū, kad jūs kartu žvengėte iš mano prikolų ir priminėt, kokį gerą kontentą aš buvau sukūręs ir dabar visi kartu mes galime vėl tai pakartoti, kurti ir nesustoti. Ačiū, ačiū, ačiū. Ir šiandien yra debiutas, grįžtame po pusės metų pertraukos ir vėl mes pradėsime tai, ką buvome sukūrę nuo pat pradžių. Jeigu nežinote, tai yra radio stotis Kušma, TikTok'e ir jūs galite čia užsisakyti ir reklamą, jeigu norite savo reklamą patalpinti televizoriui, rašykite man į Instagramo piktogramą pamatysite vėliau. O dabar mes, kai visada, pradėsime nuo 20 000 tapukų. Beje, kur aš buvau grįžęs, kur aš buvau išėjęs, tai irgi galite pasižiūrėti YouTube'ės kanale, parašę Geresnis už Rolandą arba Edvardas Šmukšta. Tai ką, va, sėdžiu labai toks, sakyčiau, lengvai nušilęs, debutas įvyko, radio stoties Kušma pasileido, pirmasis vakaras buvo ir iš durkių, ir sveikinimų, kas klausėt, tas žinot, o kas nežinot, galite užsukti ir pasiklausyti į TikTok kanalą, suvedę Edvardas Šmukšta arba tiesiog Edvardas Šmukšta tiesiog. Ir šiandien tiek, manau, ir žodžiu, jau turbūt reikia atsidaryti Contribui platformą, gal kokią vieną kitą eurą įmes, nes visgi žmogus, norintis būti geresniu už Rolandą, negauna jokių pajamų, nors dirbo žmogus, stengiasi, tai truputėlį pabėdnėlinom, bet nieko, bus kaip bus. Šiandien tiek, praustis, miegot ir rytoj vėl iš naujo būti geresniu negu šiandien.